Pasaka apie išdaigų fėją. Seniai pasaulis buvo kitoks. Jame žmonės, fėjos, elfai, troliai, nykštukai gyveno kartu. Fėjos turėjo stebuklingas dulkes, elfai galėjo pasiversti gyvūnais, nykštukai rasdavo aukso. Tik žmogus nieko stebuklingo nemokėjo, todėl nusprendė paimti visus į nelaisvę ir priversti jam tarnauti. Magijos pasaulio gyventojams tai labai nepatiko, todėl jie panaudojo visas savo galias ir sukūrė slaptą pasaulį. Pavadino jį miglos slėniu, apsupo rūko sieną ir paslėpė nuo žmonių akių. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad miglos slėnyje gyvena tik mieli padarėliai. Tačiau yra ir labai išdykusių fėjų. Viena tokia nenuorama vardu Zipsė. Kartą jie aplankė nykštuką Numą, kuris augina boružes, žiogus ir drugelius. Sveikas, Numai! Ir kaipgi tu gyveni? Neblogai, Zipse, neblogai, negaliu skųstis. Kiek naujų vabalėlių turi? O kokie gražūs! Visi gerai žino, kad Zipsės geriau nė sekundį nepaleisti iš akių, tačiau Numas trumpam nusisuko ir fėja greitai pūstelėjo į vabalėlius stebuklingų dulkių. Vai, kasgi čia darosi? Nenoriu, visai nenoriu tokių sparnų. Kur dingo mano ūsai? Ir kodėl aš taip keistai jaučiuosi? Staiga boružėms išdygo žiogų kojos, žiogams drugelių sparnai, o drugeliai tapo žali su boružių sparnais. Vabaliukai išsigando ir pasileido į visas puses. Vai. Zipsė kvatojo susiėmusi už pilvą. Net ašaros iš akių ištryško, tačiau Numui nebuvo juokinga. Ai, Zipsė, na kamgi tu taip? Kaip aš dabar juos sugaudysiu, dejavo jis. Čia jau tavo rūpestis, Numai, tarė Zipsė. Visai nebereikėtų stebėtis, kad niekas nebelaukdavo Zipsės svečiuose. Ji prikrėtė aibės išdaigų, varles pavertė undinėmis, žuvis privertė repuoti, gražuoliai elfai užaugino ūsus. Vieną rytą Zipsė nusprendė aplankyti žiniuonę Zilą. Prasibrovusi pro paparčių tankumyną, ji pasiekė jos namelį. Šis buvo tuščias. Įėjusi į vidų, Zipsė iškart puolė ieškoti skanumynų. Kur saldainiai nežinia, kur uogienė ir meduoliai, šokoladiniai rakuoliai, aplink tuščia kaip iššluota, nei vieno pilno puodo. Viskas dingo tuščia čia. Ant stalo gulėjo tik viena raudona prisirpusi uoga. Nieko nelaukdama, Zipsė tik čiupt, gurkt, prarijo ją ir apsilaižė. Vos spėjo apsilaižyti, atsivėrė duris ir stebuklingų žolių pintine nešina grįžo Zila. Labas, Zipse, matau, esi labai alkana. Na, kągi, tuoj iškepsiu blynų su uogiene. Tik niekaip neprisimenu. Ar netyčia neįmaišiau į uogienę tokios labai raudonos, bet netinkamos uogos, kuri gulėjo ant stalo? Netinkamos uogos, sunerimo Zipsė. Ar ta raudona nedidukė uoga visai nevalgoma? Ji vadinama išdaigų uoga. Kai tokią suvalgai, ji tau krečia panašias išdaigas, kokias tu kreti kitiems, paaiškino Zila. Tikiuosi jos nevalgiai, nes kas dabar bus? Persigandusi sušuko Zipsė. Greitai sužinosim, prajuko Zila. Zipsė neramiai pasimuistė kėdėje. Reikia sprukti pro duris ir staiga tik pirst. Zipsė iš po sijono pakilo rausvas dūmelis. Oi, Zipsė, o kasgi čia per dūmelis? Tai gal vis dėlto suvalgiai tą uogą? Vos laikydama juoką paklausė žiniuonė. Čia gal mano fėjų dulkės pabiro, sumelavo Zipsė. Ir vėl tik pirst ir pakilo žalias dūmelis. O kas dabar pabiro?
Vėl paklausė Zila jau atvirai kikendama. Baig, Zipse, kol tu meluosi, tai nesiliaus. Aš nenoriu, atkerėk mane, tučto jau tai padaryk, sušuko Zipsė. O čia jau tavo rūpestis, atsakė Zila. Dar kelias valandas Zipsė iš po sijonėlio sklido spalvotas dūmelis. Ai, na ir kasgi čia dabar, oi! Juokėsi visi, kuriuos fėja sutiko skrisdama namo. Tik jai pačiai nebuvo juokinga. Nuo tos dienos viskas pasikeitė. Zipsė liovėsi krėsti išdaigas, kurios buvo juokingos tik jai, ir visada pagalvodavo apie tai, kaip jaučiasi kiti.